Aš daugiau nei 20 metų domiuosi, kaip apsaugoti latakus nuo užsikimšimo lapais ir adatomis, pavyzdžiui. Ir aš žinau visas sistemas, kurios yra šiuo metu rinkoje. Ir aš parodysiu tau, kodėl Dari sistema yra geriausias pasirinkimas tavo latakui. Jei lapų apsaugos sistema yra žemiau nei priekinis latako kraštas, tada viskas, kas nukrenta nuo stogo į lataką, lieka ant šios dalies. Dari sistemos ypatybė yra ta, kad ji yra virš latako priekinio krašto ir turi nedidelį nuolydį į priekį. Tai visi dalys, kurios nukrenta nuo stogo ant Dari sistemos, gali būti nupūstos vėjo į priekį. Jei lapų apsaugos sistema turi išrinkimo į viršų, tada mažos dalelės, tokios kaip lapai, medžių sėklos ar mažos šakelės, kurios nupūstos nuo stogo, laikui bėgant gali užkimšti skylutes išrinkimuose. Todėl tokias sistemas reikia nuolat išimti iš latako ir nuolat valyti. Dari sistemos ypatumas yra tas, kad ji yra virš latako priekinio krašto ir turi nedidelį nuolydį į priekį. Tai visi dalys, kurios nukrenta nuo stogo ant Dari sistemos, gali būti nupūstos vėjo į priekį. Šepetis tiesiog lengvai įdedamas į lataką. Ilgi šeriai neleidžia dideliems lapams patekti į lataką, tačiau mažos dalelės patenka tarp šerių. Todėl tokią sistemą reikia reguliariai išimti iš latako ir išvalyti. Su Dari sistema yra kitaip. Čia taip pat maži gabalėliai ir nešvarumai, kas mažesnis nei 6 mm patenka per skylutes į lataką. Kadangi lietaus vandens nutekėjimas latake yra laisvas, lietaus metu vanduo nuplauna šias mažas daleles. Yra daug lapų sistemų, kurios guli plokščiai ant latako. Šiandien beveik visi latakai montuojami su įleidimo plokšte. Ši įleidimo plokštė eina prieš latako galinį kraštą ir turi užkirsti kelią lietaus vandeniui taškytis priešais namo sieną. Jei galinis latako kraštas nebėra laisvas, lapų apsaugos sistemos, kurios turėtų būti montuojamos ant galinio krašto, nebegali būti įrengtos. Ypatinga Dari sistemos savybė yra ši galinė briauna. Su šia briauna sistema remiasi į latako apačią tiksliai. Dėl to Dari sistema įgyja labai gerą stabilumą, net esant sniego ar ledo apkrovai. Dari sistema gali būti montuojama latakuose su įleidimo plokšte arba be jos. Skylės lapų apsaugos sistemoje atlieka svarbų vaidmenį. Jei skylės labai didelės, daug mažų dalių patenka per skylutes į lataką. Jei skylės yra labai mažos, jos gali greičiau užsikimšti dėl purvo ar mažų žiedų dalių. Kuriant Dari sistemą, geriausi rezultatai buvo pasiekti su 6 mm skylės dydžiu, šiek tiek daugiau. Esant tokio dydžio skylėms, klevo ir riepų sėklos ir žiedai nepatenka į lataką per maždaug skylutes. Dari sistema turi dar 2 tikrai labai genialias detalės, kurios ją daro tokią labai unikalią. Dari sistema turi ypatingą ir labai unikalią skylių formą. Lietaus metu vanduo teka ne tik į skylutes, bet ir visada virš latako dangčio ir nuolat. Dari sistemos skylės forma yra šešiakampė. Dėl šios tikrai tobulos skylės formos lietaus vanduo visada puikiai nukreipiamas į skylę. Antra genialioji detalė yra skylučių apvalinimas.
Dėl apvalintų skyvučių kraštų vanduo teka tikrai šiek tiek greičiau, o smulkios dalelės skylutėse negali taip labai greitai įstrigti. Dabar pamatėte, kaip puikiai deri sistema sukonstruota net ir mažiausiomis detalėmis ir kuo jį skiriasi nuo kitų lapų apsaugos sistemų. Ar nori patikimos be priežiūros veikiančios lapų apsaugos sistemos, kad būtų ramu ant stogo? Naudodamasis Dari sistema, gyvenimas taps lengvesnis ir ramesnis, o tu turėsi daugiau laiko gražiems gyvenimo dalykams.